komandos žaidimas tarsi buvo pagerėjęs, kodėl jūs minėjote tokius pokyčius? Lygiai tokį pat klausimą aš galbūt galėčiau užduoti. Iš tikrųjų, irgi nustebino. Vienas dalykas, aišku, mes žinom, kad laukia sunkios rungtynės, kiekvienas ypatingai namuose gerai žaidžia ir ruošiamės tam, bet šiaip tai iš tikrųjų taip turėjo tokias rungtynės, kaip ir praeitą kartą mes būdami Utenoje. Tada mes buvome daug jaunų, daug traumuotų ir panašiai, dabar situacija buvo kitokia, bet aš atvirai pasakęs nustebęs ir esu labai piktas ant tų žaidėjų, kurie yra patyrę. Mes žinojom, kad gyventų žaisti, kad tai bus panašios, gali būti taip atsitikti. Tam ruošiamės ir to plano absoliučiai neįvykdė, galiu pasakyti. Ir tos klaidos, ir tie sprendimai, ir taip toliau viskas. Blogiausia, kad, sakau, didžiausias pretenzijas atlieka tiem pagrindiniam patyrusiem žaidėjim. Tai va čia iš tikrųjų man irgi klausimas yra, kodėl mes taip atrodėm ir iš tikrųjų reikės aiškintis. Rungtynės buvo labai svarbios turnyrinė prasme. Galima sakyti, šansų vis dar yra atkreipamasis varžybas. Tikslas turbūt vis dar tas pats. Nieks nesikeičia absoliučiai. O vieniem tik pralaimėjom reikia žiūrėti į ateitį, laukia dar daug rungtynių, man atrodo 8, jeigu neklystu, tai iš tikrųjų, kuriuose mes neblogai atrodėm ir galiu pasakyti, visokiai sieksim dar. Šiandien gal neįvyko, kas įvyko, čia yra istorija, reikia aiškintis klaidas, kad tokių dalykų nebūtų, o dar laukia daug rungtynių, aš manau, kad tas yra bus įdomu.